Šiais laikais parduotuvėse galite rasti galybę įvairiausių spalvų masalų. Jiems visiems išbandyti net sunku būtų rasti laiko. Taigi kyla klausimas, kokios spalvos masalą geriau pasirinkti. Į šį klausimą tikslaus atsakymo dėja jums neduosiu, bet pasidalinsiu informaciją, kaip kinta spalvų matomumas po vandeniu. Informaciją šiam video rinkau iš įvairių interneto šaltinių. Spalvos vandenyje atrodo kitaip, nes vandenyje jos gauna kitokį kiekį šviesos. Dėl tos spalvos gali net visai nesimatyti vandenyje. Įsivaizduokime, kad tai rezervuaras su labai skaidriu vandeniu. O čia du masalai su skirtingom spalvom, kurios šiuo metu vaizduojamos 100% intensyvumu. Arba kitaip tariant, jos gauna 100% šviesos. Kai šviesa skverbiasi į vandenį gilyn, nutinka keli dalykai. Dalis šviesos atsispindi, o kita dalis keliauja gilyn. Bet ir to šviesos, kuri keliauja gilyn, intensyvumas mažėja, kuo gylis tampa didesnis. Taigi masalams vos patekus į vandenį, dalis šviesos, kurią jie gauna, pakankamai staigiai sumažėja. Masalai gauna net 25% mažiau šviesos panirę vos 1 cm po vandeniu. O kuomet masalai pasiekia 1 metro gylį, daugiau nei pusė šviesos, kuri buvo paviršiuje, nebepasiekia masalų. Tik 45% šviesos patenka ant masalų šiame gylyje. Galite matyti, kaip mažėja šių dviejų masalų spalvų ryškumas. Panašus procesas įvyktų, jei savo namuose pakeistumėte elektros lemputę į dvigubai silpnesnę ir įvertintumėte, kaip tuomet matote spalvas. Ir tai tik 1 metro gylis. Leiskimės giliau. 10 metrų gylyje liks tik apie 22% šviesos. Mūsų masalai tampa visai neryškus ir jų spalvos vienodėja. Įsivaizduokite, kas bus, jei masalai atsidurs dar giliau. Masalų spalvos turės vis mažiau reikšmės. Kad geriau suprasti skirtumą, sudėkime masalus į visus paminėtus gylius. Dabar dar aiškiau galite matyti, kaip spalvos keičiasi didėjant gyliui, bet nepamirškite, kad čia mes šnekame apie labai skaidrų vandenį, kokio ežeruose ar kitose telkiniuose nerasite. Taip pat čia įsivaizduojame, kad saulė šviečia tiesiai iš viršaus, o įprastomis žvejybos sąlygomis šviesos gali patekti kur kas mažiau. Taip pat natūraliuose vandens telkiniuose gali būti daugiau ar mažiau planktono, kuris mažins matomumą. Taip pat vanduo vienose telkiniuose gali būti skaidrus, o kitose tamsus, purvinas. Pabrėšiu, kad mes šiame video kalbame ne apie tai, kaip žuvis mato spalvas, o apie tai, kaip keičiasi matomumas dėl apšvietimo. Kad dar geriau viską vizualizuoti, įsivaizduokite, kad šis stačiakampis yra tamsus kambarys. Mes nematome jame nei daiktų, nei spalvų, jie yra visiška tamsa. Bet jei atsiranda daugiau šviesos, mes pradedame vis geriau žvelgti skirtingas spalvas. Kaip žinia, pagrindinės spalvos, kurias mato žmogaus ir daugelio gyvūnų akis, yra raudona, žalia ir mėlyna. Raudonos spalvos šviesos bangos yra ilgiausios, o mėlynos spalvos šviesos bangos yra trumpiausios. Šių spalvų deriniai leidžia žmogaus smegenims sukurti visą matomų spalvų spektrą. Paimkime kaip pavyzdį vienas iš pagrindinių spalvų. Skirtingų šviesos bangų ilgių spalvos skverbiasi į vandenį nevienodai, todėl skirtingų spalvų matomumas skirtingose gyliuose irgi yra nevienodas. Sakykime, jei turime skaidrų lygaus paviršiaus ežerą, tai raudoną spalvą mes galime matyti tik maždaug iki 5 metrų gylio. Oranžinė spalva bus matoma iki maždaug 8 metrų gylio. Geltona iki maždaug 15 metrų, žalia iki maždaug 25 metrų, mėlyna maždaug iki 35 metrų gylio. Pabandykime pažiūrėti, kas vyksta su mūsų masalais panardinus į įvairų gylį. Kaip pavyzdį naudosime tokios nestandartinės spalvos masalą, bet tam, kad geriau suprastume pokyčius. Taigi panardinkime mūsų masalą maždaug į 5 metrų gylį. Kaip matote, raudona spalva šiame gylyje jau tampa praktiškai pilka. Nerkime giliau, maždaug 10 metrų gylyje po truputį pranyksta oranžinė spalva. Toliau 15 metrų gylis, geltona spalva virsta į pilką ir taip toliau. Pasiekus maždaug 40 metrų gylį mūsų spalvotas masalas matysis tiesiog kaip pilkas. Taigi iš visos šios informacijos išvada galėtų būti tokia, kad kuo seklesniuose vandenyse žvejojate, tuo jūsų masalų spalvos geriau matomos ir gali turėti daugiau įtakos. O kuo giliau žvejosite, atitinkamai tuo mažiau spalvų apskritai gali būti matomos, todėl masalų spalvų įvairovė greičiausiai turės mažiau įtakos jūsų žvejybai. Ir dar svarbu paminėti tai, kad mes pavyzdžiuose kalbėjome apie skaidrų vandenį su lygiu paviršiumi, o tokios sąlygos pakankamai retos ir išvis net neįmanomos. Jei patiko turinys, prenumeruokite kanalą, tokiu būdu ne tik nepraleisite naujų video, bet ir atsidėkosite už mano pastangas, kuriant šį ir kitus video. Juk tai jums nieko nekainuoja, o man jūsų prenumerata svarbi. Iki!